Pilvadegliai kankina apie 90% mažų vaikų ir tai yra tokia pereinamoji būklė dėl nebrandžios virškinimo sistemos. Vaikas verkia, jam skauda, pučia pilvą. Tėvai labai norėtų padėti savo kūdikiui. Yra keletą būdų, kaip tą padaryti. Tai yra įvairūs masažai. Taip pat pamaitinimo vaikas turi atsirūkti. Jį reikia panešioti, kad jis atsirūktų. Dar vienas iš būdų, kaip galima būtų padėti vaikui esant pilvadegliams, tai lašiukai skirti mikrobiotai atstatyti su gerosiom žarnyno bakterijom. Taip pat kai kuriuose produktuose esančiose rinkoje yra fermento laktazės, kuris padeda skaldyti laktozę. Tik gimusio vaiko fermentinė sistema dar būna pakankamai nebrandi. Tai lašiukai yra paprastai gaminami, fasuojami mažuose buteliukuose iki kelių mililitrų, iki 10 mililitrų pakuotėse. Tai patogu mamai nešiotis ir įsimesti į rankinę, einant į svečius, einant pasivaikščioti. Jos patogu dozuoti. Pagal gamintojo rekomendacijas dažniausiai būna iki kelių lašiukų vieno karto metu. Tai gali būti 4-5 lašiukai. Patogu lašinti tiesiai į burnytę, jeigu mama maitina savo pienu, arba galima sulašinti į buteliuką, jeigu mama maitina arba savo nutrauktų pienu, arba pieno mišinukais.